suprantu vyrai, kad labai jaudinatys, kad čia galvoja tie mokymai, blemba, kažkoks kosmosas, neįveikiamas dalykas, kaip aš galėčiau gatvė prieiti, susipažinti čia su mergina, taip drąsiai, neišgėręs. Ne, visi vyrai jaudinasi, tikrai ne mažiau, ne kad tu, visi tie mokiniai, kas pas mane atvažiavo, tikrai ne ką mažiau jaudinus negu tu, visi jie drebėjo, atvažiavę čia blemba, dar teoriją mokinus, bet kai reikėdavo į praktiką išeiti, pasidėdavo lakstymas į tualetus, baimės blemba, ką sakyt čia prieis kaip jaudinosi, bet po pamokos atmosfera, nuotaika totaliai keičiasi, vyruose atsiranda šypsena veiduose, visi laimingi, patenkinti, sako, blemba, čia kaip paprasta, tik iš šono atrodė sudėtinga. Ir suprantu, kad tu galvoji, kad čia jau kažkokie keistuoliai kalbina tas merginas. Nu, pažiūrėk į mane, aš keistuolis kažkoks, ne kažkoks ten, kad meldžiuosi dar kažką. Čia yra pats geriausias būdas, apartų internetinių pažinčių, klubų, ar per draugus laukiant. Čia pats geriausias būdas pažinti su moterim. Už ką tu pinigus va būtent mokėtum? Mokėtum už tai, juk aš tau išdėstyčiau teoriją, kaip prieiti, kaip užkalbinti merginą, aš duočiau tau išbandytus užkalbinimų būdus. Taip pat duočiau tau pokalbių vystymų mechaniką, kad tu sugebėtum savimi sudominti merginą, ištraukti iš jos pats istorijos, kad tau nereiktų laukti, kai jinai paklaus, ką tu veiki gyvenime. Nereiktų laukti, tu mokėtum įeiti į tą istoriją, kad tu galėtum apie save pasakoti. Pamirštum tokias problemas kaip, o neturiu ką pasakyti prieš, ką ten šnekėti pasimatymuose, ką daryti, kai tos tylaus pauzės atsiranda. Viskas, dings tos problemos. Tai va, šitas dalykas. Trečias dalykas, kūnų kalbos paslaptys. Mokinsiu akių kontaktų moterį, seksualaus, šypsenos, lietimų jos seksualinių. Mano stilius kabinimų yra agresyvus, aš nesicaskinu su moterim. Aš neturiu ten daug laiko į 10 pasimatymų ir ten milioti ją. Per aplinkui važiuojant iš Vilniaus į Kauną per Panevėžį. Aš važiuoju iš Vilniaus į Kauną tiesiai automagistralę. Todėl aš ir tave norėsiu išmokintų vyriškų, ryžtingų, užtikrintumų dominavimą, kad tu imtų moterį, kaip priklauso. Jeigu tau patinka mano kabinimų stilius, tau šie mokymai turi būti čia, dabar. Pirmųjų stadijų sakau, pažinimas, užkalbinimas, sudominimas, kūnų kalba, akių kontaktas, lietimas, tokiausių technikų parodysiu. Truputis tokių ekskliuzyvų, keletas tokių mano technikų, kurios ypatingai prajuokia merginas, duoda laisvumą ir padeda kabinimui. Toliau gausi tu krūvą telefonų numerių, rinksies iš jų, su kuria eiti į pasimatymą, keliausi antroje stadijoje į pasimatymą ir kas įdomiausia čia yra, kad aš kartu su tavimi eisiu į pasimatymą, suvaizduoji, bleva, čia keista iš viso, ne, kas yra? Kad tu pats galbūt net nežinai, kokią tu klaidas nuėjęs darai pasimatymą. Dauguma vyrų nežino, kaip elgtis. Jie gal ir žino, kaip elgtis, bet nesugeba taip elgtis. Tai aš spirsiu į šikną, motyvuosiu tave, kaip elgtis tame pasimatyme. Mes būsim segę laisvų rankų įrangą. Seksiu tau telefoną, ausinę, seksiu. Ir aš girdėsiu, ką tu pasimatyme su jie kalbėsi. Ir aš pasakysiu, apie ką buvo blogai, kai jūs kalbėsi. Ištaisysiu tau visas klaidas, tavem nufilmuosiu, mes peržiūrėsim tavo kūnų kalbą per video. Aš taisysiu, ką tu blogai kalbėjai, ištaisysiu klaidas tau visam gyvenimui. Tu toliau keliausi su kitomis moterimis į pasimatymą ir tu viskas siekis, gebėsi ją prasidės namo, įtempti. Jei nuostabų seksą ir taip, kai jį gerai kliktų. Žodžiu, tau jinai po pasimatymų parašys, klausyk. Tau niekas niekada nesakė, kad tu šitoks esi nuostabus lovai, šitaip sugebi gerai patenkinti moterį. Niekas tau nesakė, sulauksiu tokių žinučių, seniai. Tai va, mokėsiu už pasimatymus, tvarkysiu tau pasimatymus, tvarkysiu tau užkalbinimą dieną. Ir trečias dalykas, ką aš tau žiūrė. Tai yra, kaip sukurti santykius brandžius su moterim, išlaikyti šalia savęs. Dauguma vyrų, jie gali su moterim, bet kaip vyriškai nesijaučia.
Ir moterys šalia jų nėra tokius laimingus, pradeda tie santykiai lūžti. 4 metų sulūžti, išsiskiria. Ar ten po 9 išyra, išsiskiria, vedybų sulūžta. Tai aš tave išmokysiu, kaip šalia savęs moterį išlaikyti. Pasiaiškinsim, pasikalbėsim apie santykius. Tu sugebėsi kurti brandžius, ilgalaikius santykius su moterimi. Suprantu, kad čia dauguma vyrų yra. Vieni nori būti meilužiai, lavelasai, nori pasiragauti kuo daugiau moterų, tap pick-up artist, pick-uperiais. Ši programa tau tiks, tu išmoksi, tai tu galėsi mylėti su tiek, kiek tu norėsi moterų, gauti seksų tiek, kiek tu norėsi. Tai reiks tau būti tokiu pajėgu eržilų, kad spėti šitiek aptenkinti moterų, žinau. Galbūt nebus lengva, vėl rekomenduosiu gydytoją ar vaistininkų pasitikti. O kitiem vyram, kurie, tarkim, nori surasti tą vieną moterį adekvačią savo. Tai irgi tik ši programa, kalbėsim apie santykius, daug kaip kurti ilgalaikius, taip toliau, irgi tau tiks. Tai va, kiti nori nekaltybę prarasti vyrai, tai irgi čia bus greitas tau kelias prarasti nekaltybę. Kiti vyrai nori gauti pasitikėjimą savimi, kuo laisva bendrauti su moterim, tai irgi tiks ta programa, kur puikiausiai aš ilgą laiką kūriau, pertvarkiau visą, kad galėčiau kuo greičiau išmokinti tave. Viskas. Ir kiek kainuos tau ši programa mokymui? Sakau, parašyk man apie kainas, o pats jeigu galvoju, kiek kainuoja BEM-as? Kiek kainuoja BEM-as? Kiek kainuoja daiktai, kuriuos tu perki stengdamas sužavėti moterį? Ne 1,000, ne 2,000. Bet seniai, aš tau duosiu tokį dalyką, kur tau nereiks pinigų leisti, nereiks BEM-ų pirkti, nereiks į restoranus temptis, nereiks namų ten prisistatyti, nereiks kišeniai turėti storiausią piniginę. Tu savimi, vidumi, žavėsi savo elgseną. Tai ką aš čia kalbu? Tų mokymų vertė yra didžiulė, naudą tu gausi labai didelį. O kaina? Tai tikrai nekainuoja tiek, kiek kainuoja naujausias BEM-as. Tai va, priimk ryžtingai, čia buvo šaukėjas, patrauklus vyras ir tai, Jaunija. Iki.